Tai labas vakaras visiems susirinkusiems ir vis dar besirenkantiems mūsų įprastą antradienį, kai mes visi tie, kurie esame ištroškę ir žinių, ir jų pritaikymo, sveikatos temomis, pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais, renkamės būtent čia, šioje Zoom platformoje. Taigi, gana senokai, man atrodo, nesimatėm būtent sveikatos renginyje, tai labai džiugu. Džiugu, kad vėl esame kartu ir kad taip gausiai renkasi. Taigi, kiekvieną antradienį girdime vis kitas temas, vis kitus pranešėjus. Ir šis antradienis iš tiesų yra taip pat neišimtis. Mes kalbėsime tema, kas yra cukrinis diabetas ir ką mes žinome apie jį. Gal kažko nežinome ir aš net nebejoju, kad netgi ir labai daug žinome, vis tiek kažką sužinosime, ko gal nežinojome. Bet išgirsime taip pat ir istorijų, kas yra labai labai nuostabu kiekvieną kartą girdėti žmonių istorijų. O šį vakarą mūsų šio renginio ir šios temos pranešėja yra sveikos gyvensenos instruktorė Vilma Bogušienė. Tai ji iš tiesų plačiau ir papasakos tiek apie save, tiek apie šią temą ir pasidalins su mumis plačiau. Taigi, Vilma, perduodu žodį tau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar gerai girdžiuosi? Taip, puikiai. Matausi, viskas tvarkoj. Taip. Kągi, labą vakarą visiems. Labai malonu, kad iš tiesų tokį lietingą, šaltą vakarą visi susirinkom išgirsti kažkokių žinių, papildyti savo bagažą. Iš tikrųjų esu Vilma, esu 2 suaugusių vaikų mama. Prieš 11 metų ieškojau sveikatos sprendimo savo sūnui, kuriam buvo diagnozuota bronchinė astma. Ir mes iš tradicinės medicinos atsakymo negavom, gydėmės 15 metų vaistais, antibiotikais, vartojom daug maistinių medžiagų, papildų, bet rezultato negavom. Bet kai sako, ieškai, tai randi. Tiesiog buvau pakviesta į vieną renginį New Life kompanijos ir būtent išgirdau paskaitoj pasakytus medikės žodžius, kad žmogui reikia maistinių medžiagų, o ne vaistų. Tai ir mano kažkaip tą vakarą galvoje viskas apsivertė antraip ir aš supratau, kad pas mus namuose nėra tos tinkamos mitybos ir mėnesį kartą ar 2 vaikui yra duodami antibiotikai. Tai va, sprendimo negavau, pradėjau ieškoti ir tiesiog eigoj seminaro aš truputėlį gal papasakosiu, būtent kokios maistinės medžiagos padėjo mano sūnui susitvarkyti sveikatą. Šiai dienai jis yra sporto treneris, sportuoja, gyvena sveiką gyvenimo būdą, yra sveikas ir jokių cheminių vaistų nebevartoja. Na, o kodėl aš pasirinkau būtent cukrinio diabeto temą? Todėl, kad mano mama pati 20 metų serga cukriniu diabetu ir man būtent buvo aktuali tema, kaip galiu padėti savo mamai gyventi be insulino, pakeisti mitybą, pakeisti mąstymą. Na, o iš tikrųjų, jeigu kalbant apie cukrinį diabetą, cukrinis diabetas yra liga, kurios metu padidėja gliukozės kiekis kraujyje ir būtent sutrinka baltymų ir riebalų apykaita. Pagal sveikatos organizacijos duomenis pasaulyje serga 463 milijonai žmonių. Iki 2045 metų yra skelbiama, kad pasaulyje sirgs 700 milijonų žmonių. Na, o jeigu kalbant apie Lietuvą, tai Lietuvoje yra sergančių virš 120 milijonų žmonių ir 41,5 tūkstančiai sergančių diabetų. Liga yra dar nediagnozuota, reiškia, tai yra prieš diabetinis sindromas. Na ir būtent kodėl žmonės suserga diabetu, kas tai įtakoja, kas tai yra pagrindinis šios priežasties būtent atsiradimas, tai yra būtent kasa. Be kasos žmogus negalėtų išgyventi, kasa tai yra pagrindinė virškinimo sistemos liauka, kuri būtent ir gamina fermentus, kurie padeda suskaidyti maisto medžiagas į baltymus, riebalus ir angliavandenius.
Kasa taipogi yra vidaus sekrecijos liauka, kuri gamina hormonus. Tai yra insuliną ir gliukagoną, kurie reguliuoja būtent gliukozės kiekį kraujyje. Cukrinio diabeto tipai, kokiegi jie yra? Būtent yra pirmo cukrinio diabeto tipas, kuris yra būtent nustatomas daugiau jauniems žmonėms, tai yra vaikams arba būtent paaugliams. Tai būtent kada kasa nebegamina iš vis insulino. Ir pagal statistiką tokių žmonių yra 10%, nors šiai dienai negalima sakyti, kad tai yra jaunų žmonių liga, tai suserga ir vyresnio amžiaus žmonės. Antro tipo cukrinis diabetas, tai būtent kada kasa nebesugeba pagaminti tiek insulino, kiek reikėtų. Tai būtent tokio diabeto tipai žmonės yra apie 90% sergančių. Na ir būtent dar yra nėščiųjų moterų cukrinis diabetas, tai būtent kuris pasireiškia tik tai nėštumo metu. Ir būna taip, kada moteris pagimdo, jinai pasveiksta, bet vėl nereikia džiaugtis, kad tas cukrinis diabetas rodo savo spąstus, nes kartais būna taip, kad po kurio laiko gimęs vaikelis būtent suserga cukriniu diabetu. Na ir kokie yra tie simptomai cukrinio diabeto? Tai būtent pagrindinis toks simptomas žmonėms, kad jie nuolat jaučiasi pavargę. Nuolat jaučiasi pavargę, atsikėlę jie yra pavargę, visą dieną jie neturi energijos. Nuolatinis alkis. Tiesiog žmogus gali valgyti, valgis būtent gali būti besaikiškas. Toliau moteriams dažniausiai pasireiškia makšties infekcijos, būtent seksualinės problemos, galūnių tirpimas, dilgčiojimas, kartais net būtent didelės raumenų tempimas, toliau staigus svorių kritimas. Arba stipriai auga svoris, arba greitai nukrenta svoris, nenumaldomas troškulys, pastoviai žmogus nori gerti. Nebūtent gali jis būti ir pavalgęs kažkokio sūraus maisto, bet tiesiog užeina toks, kaip aš sakau, staigus priepuolis ir žmogus nori gerti daug ir dažnai. Dažnas šlapinimasis, būtent tiek dienos metu, tiek nakties metu. Negyjančios žaizdos. Būtent kada žmogus įsidaužia, įsidrėskia ir žaizda negyja iki mėnesio laiko. Ir aišku, žmonėms, kad jiem pablogėja rega, būtent liejasi vaizdas. Na, o kokie yra pavojingi ligos eigos požymiai, tai būtent greitas kvėpavimas. Būna, dažnai žmonės sako, labai pagreitėjo kvėpavimas, greitai uždustu, arba kiti žmonės skundžiasi, sako, nei iš šio, nei iš to, pradeda drebinti kūną, tai šaltis, tai prakaitas šaltas pila. Toliau sklinda iš burnos acetono kvapas. Nebūtent ryte atsikėlus, tai gali būti ir dienos eigoje, po maitinimo arba prieš maitinimą jaučiamas negeras kvapas. Pilvo skausmas, tai būtent pastoviai viduriavimas, gali užkietėti viduriai, pilvo pūtimas. Na ir būna tokiu atveju, kad žmonės staigiai netenka sąmonės. Jie tiesiog dirbdami darbą netenka sąmonės ir būna, kad krisdami jie net patiria didelės traumas. Toliau, kokie yra būtent, kokios yra priežastys, kokie yra faktoriai, tai būtent žmonės, kurie yra persirgę reumatų, būtent reumatui pažeidus pagumbrio ar kasos aleles gali atsirasti tas būtent cukrinis diabetas. Stresas. Šiai dienai tikrai apie stresą galim daug kalbėti, žmonės eina į darbus, turi labai daug streso, bijo netekti darbo, bijo netekti pinigų. Toliau dabar, kada yra toks pasaulyje tokia krizė, būtent kada yra
įtampa, būtent kada žmonės gali netekti darbų, kada vaikai negali eiti normaliai į mokyklas. Tai vat būtent stresas ir įtampa būtent vėl iššaukia cukrinį diabetą. Toliau fizinės galvos smegenų infekcinės, uždegiminės ligos arba kažkokios įvykusios traumos. Nėštumo metu labai padidėjo gliukozės kiekis kraujyje, cukraus kiekis kraujyje, nutukimas. Na, apie nutukimą tikrai daug nereikia kalbėti. Pasižiūrėkim, kiek yra nutukusių žmonių Lietuvoje, jau nekalbam apie užsienį, apie Amerikos, apie Anglijos šalis. Būtent nutukimas tikrai yra padidėjęs, nes būtent nežiūrim, ką mes valgom, ką dedam į lėkštę ir būtent kaip mokinam savo vaikus elgtis ir kaip būtent maitintis. Kasos, skrandžio, kepenų, inkstų, krūties, gimdos ar kitų organų vėžys persirgtas, netinkama mityba, apie kurią irgi turbūt šiandien daugiausia pakalbėsim. Šiai dienai žmonės skuba, bėga ir jie nežiūri, ką deda į savo lėkštę. Jeigu į lėkštę įsideda maistą, vėl būtent maistas yra greitai suvalgomas, dar plus yra įjungiamas televizorius ir dėmesys yra sukoncentruotas į kitus faktorius. Toliau būtent aktyvumo nebuvimas, tai vėl žmonės iš darbo sėda į automobilį, važiuoja į parduotuvę, apsiprekina iš parduotuvės į namus, vėl sėdi prie televizoriaus, prie kompiuterių, o dabar, kada yra namuose būtent dar darbas iš namų, tai žmonės iš vis tikrai to fizinio aktyvumo ir nebeturi. Miego problemos vėl apie jas galėtumėm kalbėti ilgai, būtent jeigu mes nenueiname laiku miegoti, būtent apie 22 valandą, kada turi ilsėtis mūsų antinksčiai, būtent gamintis atitinkami hormonai, ilsėtis mūsų logika. Jeigu nueina miegoti 24 valandą, nebepailsi mūsų hormoninė sistema. Jeigu taip žiūrint į tuos laikus, tai būtent nuo 22 iki 24 ilsisi logika, nuo 24 iki 2 nakties ilsisi mūsų jausmai, mūsų gaminasi hormoninė sistema ir nuo 2 nakties iki 4 ilsisi fizinis kūnas. Tai va, o nuo 4 ryto ar 5 ryto mes jau galime keltis, pilnai dirbti, skaityti, mokytis, nes būtent suaktyvėja mūsų antinksčių veikla ir būtent pradeda gamintis kortizolis. Toliau vaistai. Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie vaistus, iš tikrųjų dauguma vaistų, apie 80% vaistų ligų kaip ir negydo. Ir jeigu būtent dar žmonės, kurie serga turi cukrinį diabetą ir vartoja daug hormoninių preparatų, būtent vartoja insulino, vartoja hormonų nuskydliaukės, vėl būtent jie gali iššaukti cukrinį diabetą. Toliau paveldėjimas. Apie paveldėjimą vėl kažkaip norisi kalbėti ir netylėti, nes iš tikrųjų paveldėjimas apie 20%. Ir žmonės dažniausiai yra linkę manyti, jeigu mano mama turėjo cukrinį diabetą, tai ir aš jį turėsiu. Tai vadinasi, nieko nekeisiu, mitybos nekeisiu, nejudėsiu, tiesiog nežiūrėsiu savo mitybos ir gyvensiu taip kaip mama. Iš tikrųjų, reikia nežiūrėti paveldėjimą, o reikia gyventi kitaip, negu gyveno mūsų mama, močiutė ar tėvelis ar seneliai. Toliau vyresnio amžiaus žmonės būtent suserga cukriniu diabetu. Toliau, kada žmonės yra persirgę bakteriniam, infekciniam, virusiniam ligom, tokia kaip angina, sinusitas, rožė, skarlatina, plaučių uždegimas, gripas, virusinis hepatitas, vėjaraupiai, bakteriniai ir virusiniai enteritai, tai yra plonųjų žarnų uždegimai, lėtinis tonzolitas, lėtinė angina, parodontitas, tai reiškia parodontozė, sinusitas, tuberkuliozė, podagra. Tai vėl būtent lėtinis alkoholizmas, jeigu žmonės vartoja daug alkoholio, būtent yra pažeidžiama kasa
ir vėl yra tikimybė, kad žmogus gali susirgti pankreatitu. Toliau lėtiniai rūminiai pankreatitai, kasos uždegimai bei kitos kasos ligos. Tai va, tikrai norėčiau atkreipti didelį dėmesį į bakterijas, į mūsų dantis. Mes kažkaip labai mažai kalbam apie dantis, galvojam, kad jie visai yra nesusiję organai su mūsų organizmu, bet atminkim tokį dalyką, kad infekcija, kuri patenka į mūsų burną, jinai patenka per mūsų dantenas. Jeigu pas mus yra dantenų uždegimas, yra sugedę dantukai, tai būtent per kraujo keliu yra išnešamos bakterijos į mūsų organizmą ir būtent tos bakterijos, kada patenka į kasą, o būtent kasa yra atsakinga už insulino gamybą, pažeidus kasos ląsteles sutinka insulino gamybą ir taip įvyksta diabetas. Tai vat būtinai atkreipkim ir mokykim savo vaikus, kaip prižiūrėti būtent dantenas ir savo dantukus. Toliau daug dabar yra kalbama apie piliorio bakteriją. Būtent vėl, jeigu yra sutrikusi virškinimo sistema, yra padidėjęs rūgštingumas, būtent vėl reikėtų nenuleisti visko šiaip juokais, reikėtų atkreipti dėmesį į savo skrandį, nes būtent jeigu žmogus nešioja piliorio bakteriją, kuri gali iššaukti skrandžio opas, po to gali susirgti irgi cukriniu diabetu. Lėtinė angina, vėl norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad būtent reikia atkreipti didelį dėmesį į lėtinę anginą, nes būtent vėl bakterija įėjus į mūsų tonzules ir jeigu būtent angina yra dar gydoma antibiotikais, jeigu priežastis yra nepašalinta, bakterija pradeda migruoti. Jinai migruoja į ryklę, būtent į ausis, į nosies gleivinę, sukelia uždegimus, adenoidus, sinusitą, laringitą ir toliau bakterija kartais net numigruoja į širdį, į sąnarius, į inkstus ir būtent sukelia reumatą ir sukelia inkstų uždegimą. O infekcijai patekus į smegenų pagumbrį ar kasos saleles, juose gali atsirasti uždegiminis procesas ir dėl to vėl įvykti cukrinis diabetas. Tai va, būtent lėtinė angina tikrai pridaro didelės žalos. Na ir būtent kokios yra komplikacijos cukrinio diabeto, tai yra galūnių gangrenos. Būtent kada žmonės nebejaučia skausmo, įsidaužia, tarkim, į koją, kojoje atsiranda infekcija, jinai supūliuoja ir žmogus nieko nejausdamas gyvena, vaikšto ilgą laiką, būtent ta infekcija jinai patenka į kaulą, pradeda naikinti kaulą, kaulas sutrupa ir žmogui reikia amputuoti galūnes arba kada yra pažeistos kraujagyslės. Toliau inkstų nepakankamumas, vėl būtent daugelis žmonių patiria šitą problemą, būtent kurie, aišku, sergantis yra diabetu. Kraujotakos ir širdies ligos, tai vat būtent žmonės, kaip sako, nemiršta nuo cukrinio diabeto, jie miršta nuo pasekmių, tai būtent iššauktas yra insultas arba infarktas. Toliau akių ligos, vėl būtent kaip glaukoma, geltonoji dėmė atsiranda akise, tai vat vėl būtent tai yra tokios cukrinio diabeto liūdnos, kaip sakyčiau, pasekmės. Na, o koks turi būti gliukozės kiekis kraujyje, jeigu žmogus yra, sakykime, nevalgęs, tai turėtų būti iki 5, jeigu jo yra virš 5, apie 6 cukraus kiekis kraujyje, tai jau rodo, kad yra prieš prasidedantis cukrinis diabetas, bet gal žmogus net neįtaria. Na, o jeigu yra virš 8 cukraus kiekis kraujyje, jau yra skaitoma, kad žmogus serga būtent cukriniu diabetu. Na ir kaip suvaldyti cukrinį diabetą?
aišku, kad reikėtų pradėti sportuoti, nes būtent, kaip ir minėjau, sporto aktyvumo nebuvimas, žmogus, kada nesportuoja, jis daug sėdi, susikaupia būtent pridėtinis cukrus, kuris būtent padeda žmogui turėti didelį riebalų kiekį organizme. Toliau, jeigu žmogus vaikšto, jis gerai jaučiasi, jis tiesiog sportuodamas, vaikščiodamas, bėgiodamas, nuima stresą, pašalina stresą. Tai vat būtent, kaip ir minėjau, nes stresas irgi sukelia cukrinį diabetą. Toliau miegas. Tikrai mes turime miegoti ir pripratinti savo vaikus miegoti, teisingai eiti miegoti. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kaip šiai dienai miega vaikai. Vaikai užmiega prie telefonų, net telefonai kartais yra padėti prie galvos. Tai vėl atminkim tokį dalyką, kad prieš miegą bent porą valandų telefonų nereikėtų iš vis naudotis. Nes miegas, kaip ir sakiau, miego metu būtent gaminasi vėl hormonai. Toliau mityba. Na, mityba iš tikrųjų gyvenimo būdas ir mityba, aš sakyčiau, 50% atsakinga už mūsų tą ligą, už mūsų tą problemą, cukrinį diabetą. Tai va, mes turim pasirinkti, kaip mes gyvensim, ką mes valgysim, ką mes dėsim į burną. Ar mes valgysim vien nesveiką maistą, gersim gazuotų gėrimų, kuriuose yra daug pridėtinio cukraus, ar mes tiesiog ieškosim sprendimo ir alternatyvos. Na, o kokie yra būtent mitybos tie principai, kad iš tikrųjų valgyti reikia dažnai, bent 5-6 kartus per dieną, turėtų būti 3 pagrindiniai valgiai ir 2 užkandžiai. Na, o kaip yra sakoma, cukriniu diabetu žmonėms sergantiems arba jau tie, kurie, kaip sakykime, jau turi tą nuojautą, kad jau tas dalykas, ta liga progresuoja ir artėja, iš tikrųjų mityba turėtų būti subalansuota. Turėtų suvalgyti angliavandenių nuo 50 iki 60%, bet čia turėtų būti sudėtiniai angliavandeniai, tie gerieji angliavandeniai, ne balti pyragai, ne mėlyniai pyragai, tiesiog turėtų būti gera duona, būtent iš neapdorotų grūdų, pilno grūdo košės išvirtos, būtent užkandukai vėl, kad nebūtų saldus. Tai va, būtent vėl žiūrėti, kokia tai yra mityba. Baltymų turėtų būti mitybos racione nuo 15 iki 20%. Tai vėl čia yra gerieji baltymai, tai yra balta žuvis, varškėlės, būtent balta mėsa, kiaušiniai. Na ir būtent riebalai turėtų užimti nuo 30 iki 35%. Tai vėl čia kalbėkim apie geruosius riebalus. Tai būtent gerieji riebalai, tai yra mūsų vaisiai, daržovės, tai yra, sakykime, gerieji riebalai, tai yra avokadai. Tai yra sėklos, tai yra riešutai, tai yra gera riebi žuvis. Nekalbėkime apie tuos rafinuotus riebalus, apie aliejus, kurie yra perdirbti, rafinuoti. Nekalbėkime apie tuos riebalus, tai būtent, kurie yra sotieji riebalai, tai yra riebi mėsa, perdirbti kažkokie maisto produktai pagaminti iš mėsos. Tai va, būtent čia turėtų būti gerieji, nesotieji riebalai. Tai vat vėl atkreipkim dėmesį, jeigu mes jau pradedam žiūrėti, ką mes valgom, kad alyvuogių aliejus būtų geras, būtų natūralus, būtent, kad vėl sėklos, riešutai būtų gerai numirkyti, nuplikyti, nes vėl šiai dienai tikrai daug paskaitom, kad būtent kaip yra apdorotos sėklos, kaip jos yra laikomos saugyklose, kad ten yra daug apipurškiama cheminiais priedais, chemikalais. Tai va, būtent vėl netoksinkim organizmo, o tiesiog maitinkimės
maitinkime sveikai. Na ir būtent, ko reikia žmonėms? Būtent reikia maistinių medžiagų, kuriuose yra naudingų vitaminų, būtent yra mineralų, kurie reikalingi sergant diabetu. Arba net ir tiem, kuriem nėra diabeto, bet visiems reikia šitų maistinių medžiagų. Tai yra chromas, tai yra pagrindinis mineralas, kuris reikalingas kasos darbui, kad būtent chromas galėtų suvaldyti būtent cukraus kiekį mūsų organizme. Ir dažnai moteris sako, kad ką reikia daryti, aš taip noriu saldumynų, aš taip noriu šokolado plytelės, kaip man reikia suvaldyti. Tiesiog mes galim pasiūlyti maistinių medžiagų, būtent kur yra chromo. Toliau, būtent kam reikalingas chromas. Tai yra būtent reikalingas tiek pirmo tipo cukriniu diabetu sergant žmonėms, tiek antro tipo sergant cukriniu diabetu, nes būtent jis vėl palaiko gerojo cholesterolio kiekį organizme. Tai va būtent ieškokim maistinių medžiagų ar tiesiog maistinių medžiagų ar papildų, kuriuose yra daug ir gausu chromo. Vanadis. Na, vanadis yra mikroelementas, kurio būtent, kai kalbi su žmonėm, daugelis net ir nežino, kas jis toks yra, bet jis taipogi reikalingas mūsų kasai, mūsų organizmui. Na, o kur yra šito mikroelementų? Tai yra austrėse, špinatuose, grybuose, pipiruose ir grūdinėse kultūrose. Tai va būtent, ką jis daro, būtent padeda sumažinti cukraus kiekį organizme. Toliau, magnis. Na, apie magnį irgi galim pakalbėti daug. Magnis reikalingas, sakysim, širdies darbui, kad mūsų širdelė gerai dirbtų, kraujotakai, būtent cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, kad neatsirastų kraujotakos sutrikimų, kad širdis gerai funkcionuotų. Būtent magnis reikalingas smegenų veiklai, kraujagyslių, širdies darbui, kaulinio audinio, nervų sistemos veiklai pagerinti. Ir būtent vėl žmonėms, jeigu jie jau turi pirmo ar antro tipo diabetą. Toliau būtent vėl magnis padeda apsisaugoti nuo, padeda sveikatinti, sakykime, jeigu yra atsiradę ant kūno žaizdas. Tai va būtent jis tikrai yra labai labai reikalingas. Ir jeigu kiekvieną dieną gautume magnio, tai mes tikrai galėtumėm atitolinti cukrinį diabetą. Tai yra kalbama apie antro tipo. Toliau selenas. Seleno galim rasti jūros gėrybėse, būtent žuvyje, toliau gyvulinės kilmės kepenyse, inkstuose, mėsoj, kiaušiniuose. Tai būtent šitas mikroelementas vėl yra labai reikalingas kaip prevencija vėžio, širdies kraujagyslių ligoms, mažina jautrumą alergijom, išvalo būtent organizmą nuo sunkiųjų metalų. Būtent selenas vėl yra labai labai reikalingas žmonėms, kurie turi skydliaukės sutrikimus. Ir būtent buvo atlikti klinikiniai tyrimai ir buvo pastebėta, kad būtent seleno nebeturi jau būtent žemė, jo bėra mažesnis procentas. Tai va, jeigu ir mes valgysim būtent, sakykime, daržovės arba maistinės medžiagas, tai tikrai žinokim, kad mes nebegausim to atitinkamo kiekio, kokį mes turėtumėm gauti. Tai va, vėl būtent buvo atlikti klinikiniai tyrimai Prancūzijoje ir būtent mokslininkai patvirtino, kad būtent šitas mikroelementas padeda įveikti cukrinį diabetą, jeigu tai yra prasidedantis arba antro tipo diabetas. Toliau selenas leidžia imunitetui
atlikti geriau savo darbą, mažina reumatinius skausmus, būtent padeda išlaikyti sveiką odą, plaukus, nagus ir būtent kartu su cinku ir vitaminu A ir C slopina streso hormoną, tai būtent kortizolį, kurio dažniausiai ir daugiausia gaunam kiekvieną dieną, kada stresuojam. Toliau cinkas. Cinkas vėl būtent yra labai svarbus mūsų organizmui, būtent vėl jeigu jo gautumėm kiekvieną dieną su maistu, tikrai galėtumėm atitolinti antro tipo diabetą. Na, o dažniausiai yra sakoma, kad būtent kada yra atliekami kraujo tyrimai pirmo tipo diabetininkams, būtent jo dažniausiai ir yra didžiausias trūkumas. Tai va, būtent vėl yra moksliškai įrodyta, kad cinkas gali padėti valdyti cukraus kiekį žmogaus organizme. Ir būtent atitolinti cukrinį diabetą. Cinkas vėl yra kaip imunomodeliatorius ir būtent jis vėl padeda pašalinti iš organizmo toksinus. Toliau antioksidantai. Antioksidantai tai būtent flavonoidai, C, toliau karotinoidai vėl yra labai svarbus mūsų organizmui. Tai va, būtent aš kalbėjau apie mamą, tai truputėlį gal ir sustosiu būtent prie mamos istorijos. O istorija yra tokia, kad prieš 20 metų mano mama susirgo antro tipo diabetu. Jinai kiekvieną dieną leidosi būtent insuliną. Aišku, jinai turėjo žiūrėti, ką jinai deda į burną, kokia jos yra mityba, bet žinot, tokiem žmonėm yra labai sunkiai aiškinti, kad gyvenimo būdas, kad mityba, jinai būtent mityba yra pagrindas, ką tu valgysi, ką tu dėsi į burną. Bet mano mama, jinai daugiau buvo tokia, kaip tarybinių laikų moteris, jinai daugiau pasikliovė medikais, jinai klausė, ką medikai sako, būtent leidosi insuliną, bet liūdna žinia tokia, kad jinai kiekvieną dieną pradėjo stambėti. Ne tik stambėti, bet jinai tiesiog pradėjo pūstis. Ir jinai per tą kokią 15 metų turbūt priaugo viršsvorį iki 40 kg. Jinai svėrė 14 metais kažkur apie 120 kg, o jos ūgis 1,56 m. Aš tiesiog mamai pradėjau sakyti, kad taip negalima gyventi toliau, nes pradėjau pastebėti, kad ir jos akis pradėjo silpti. Labai ant kūno atsirado daug kapiliarų, daug kraujosrūvų, daug mėlynių. Jeigu jinai kirpdavo nagus ir įsikirpdavo, jai negydavo žaizdos, atsirasdavo įvairūs pulinukai. Na ir 14 metais būtent mama ėmėsi kitokio sprendimo, mes tiesiog susistatėm mitybą, ką pradėti valgyti, kiek gerti vandens, kad mama privalo kiekvieną dieną pavaikščioti, pabūti grynam ore, kad būtent keisti mąstymą, kad vengtų streso, nes būdavo taip, jeigu mama pažiūri televizorių, tarkim kažkokias tai žinias, būtent jai sukyla cukraus kiekis kraujyje. Ir aš supratau, kad taip negalima. Tada mama pradėjo skaityti knygas, pradėjo domėtis visai kitais dalykais. Ir faktiškai nuo 14 metų iki 18 metų mama labai greitai, sparčiai pradėjo atsikratyti antsvorio. Jinai pradėjo jaustis gerai, sustiprėjo akis, ant kūno nebeatsirasdavo mėlynių. Bet gavosi taip, kad 18 metais mama peršalo ir tiesiog pas ją atsirado sloga, sukilo temperatūra. Na, o aš kaip gera dukra mamai, aišku, nuvežiau liepos žiedų, medaus stiklainį ir su savim pasėmiau būtent antioksidantų, tai va būtent flavonoidų, pasėmiau kryžmažiedžių, kruciferusų, apie kuriuos jums ir papasakosiu. Tai tiesiog buvo taip, kad per dieną aš jai, nežinau, medaus gal
kokią stiklinę liepžiedžių arbatos, dar prie viso šito duodavau flavonoidus, kryžmažiedžius vartoti. Ir dar, kad pakeisti liepžiedžius, atvežiau jai uogienės išvirtos iš aviečių. Ir taip per 3 dienas aš ją maitinau tuo pridėtiniu cukrumi. Ir 3 dieną aš matuoju mamai cukrų, nes jaučiu, kad aš su ją negaliu susikalbėti, jinai kažkur išplaukia. Ir kai mes pamatavom cukrų, aparatas nerodė. Aš galvojau, kad tas aparatas yra sugedęs. Bet kažkaip pabijojau tolimesnės tos, kaip bus toliau, nes žiūriu, kad ta mama iš vis tokia silpna. Aš iškviečiau greitąją ir kai atvažiavo greitoji, pradėjau mamai matuoti cukrų, jų aparatas taipogi nerodė. Tai felčerė pasakė, kad čia yra per didelis būtent cukraus kiekis kraujyje, kur būtent aparatas yra nepajėgus parodyti. Tai va, mes išvežėm mamą į ligoninę. Buvo ligoniniai sukviesti visi reanimacijos specialistai, gydytojai, nes kai mamai pamatavo, būtent padarė kraujo tyrimą, mamai cukrus buvo virš 30. Tai medikai šaukė, kad čia jau gali būti labai blogai, nes būtent prie tokių rodiklių žmogus krenta į komą. Bet jie dar paklausė, ar mama galėtų nusišlapinti, nes jie žiūrės, koks yra šlapimas, koks yra acetono kiekis. Kai jie atliko šlapimo tyrimas buvo idealus. Medikai skėsčiojo rankom, reanimacija buvo atšaukta, o mama buvo paguldyta į skyrių. Ir kai atėjo būtent gydytoja, kad dirba būtent su diabetininkais, jinai paklausė, Miknienė, kiek jūs leidžiatės būtent insulino per dieną? Mama manęs paklausė, ką man daryti, ar man meluoti. Iš tikrųjų, sakau, mama, tu nemeluok, parodyk knygutę. Kai mama parodė, kad insulinas nuo 2014 metų yra nepirktas ir jis yra neleidžiamas, gydytojai negalėjo patikėti, kad 4 metus mama gyveno be insulino, kad gražiausiai jai susitvarkė cukraus kiekis, kaip pas sveiką moterį. Ir man kaip dukrai tai buvo truputėlį ir gėda, kad aš pati sukėliau mamai tą cukrų, bet, na, kaip sakom, iš klaidų mokomės. Na ir būtent kas tai yra flavonoidai, kodėl būtent jie reikalingi, tai būtent flavonoidai, būtent vėl jos yra maistinės medžiagos, kurios yra randamos būtent citrusiniuose vaisiuose, būtent vynuogėse, būtent bruknės, spanguolės jų labai daug turi, burokėliai. Tai va, būtent šitos maistinės medžiagos labai yra reikalingos kraujagyslių sienelėm, kad jos būtų tvirtos. Jos mažina kapiliarų pralaidumą, didina lygiųjų raumenų tonusą, labai greitai padeda atsistatyti kraujotakai, būtent vėl 90% sulėtina vėžio ląstelių vystymąsi. Toliau būtent flavonoidai gali pamažinti kojų edemas, tai būtent žaizdos, kad neatsirastų, palengvina menopauzės simptomus, veikia prieš herpesą ir kvėpavimų takų infekcijas, būtent kur yra sukelia virusai. Vėl bioflavonoidai yra naudingi būtent veniniai kraujotakai, kada yra įsiplėtusios venos, kada yra būtent problemos su hemorojum. Na ir būtent padeda susitvarkyti šlapimo takų ligas ir infekcijas. Tai va, būtent aš mamai daviau flavonoidus šitos, būtent flavonoidinės maistinės medžiagas per dieną po 5 vienetus. Būtent dar noriu paminėti, kad flavonoidai padeda atstatyti cukraus kiekį kraujyje.
Tai va būtent, jeigu yra žmonės sergantis arba jau pastebi, kad rodikliai jau yra ne tokie, jie būtent turėtų gauti maistinių medžiagų, kuriuose yra flavonoidų. Tiesa, dar noriu paminėti, kad flavonoidai būtent padeda atstatyti regėjimą. Aišku, jeigu yra akys nusilpusios labai stipriai, arba yra tai gimta kažkokia problema, arba tai yra, sakykime, būtent jau labai stiprus nusilpimas, na, tikrai šitos maistinės medžiagos nepadės taip stipriai ir greitai atstatyti būtent akių matymą ar regėjimą. Ir būtent neatstatys būtent to regėjimo. Toliau vitaminas C, vėl būtent jų yra vitamino C, tai to antioksidantų yra gausu juoduose serbentuose, paprikose, braškėse, spanguolėse, avietėse, pomidoruose, citrusiniuose vaisiuose, obuoliuose, erškėtrožėse. Būtent vėl šitas antioksidantas būtent reikalingas, kad atstatyti imuninę sistemą, kad imunitetas būtų stiprus, kad kraujagyslės būtų stiprios, kad kapiliarai netrukinėtų. Būtent vėl buvo pastebėta, kad žmonės, kurie vartoja dideliais kiekiais antioksidantą C, jie tiesiog užkerta kelią antro tipo diabetui. Toliau, kada atliekami tyrimai arba būtent yra kalbama apie pirmo diabeto susirgimą, vėl būtent yra pastebima, kad C vitamino lygis yra per žemas pas šitos žmonės, kurie turi tokio tipo diabetą. Ir trūkstant vitamino C ir esant padidėjusiam gliukozės kiekiui kraujyje, ląstelės padaugina sorbitolio kiekį organizme, kuris yra būtent kenksmingas. Bet jeigu pavartosim didesnius kiekius C vitamino, būtent šito sorbitolio kiekį mes sumažinsim ir bus prevencija cukriniam diabetui. Tai va būtent, ką dar padaro tas C vitaminas, jis padeda atstatyti kolageno kiekį, reikalingas būtent mūsų akims, dantenoms, odai, stipriom kraujagyslėm ir būtent vėl, jeigu yra daug mėlynių ant kūno ir sunkiai gyja žaizdos, tai yra kaip prevencija žaizdoms sveikatinti. Antioksidantas kryžmažiedis. Pakalbėkime apie kryžmažiedžius. Būtent vėl kryžmažiedžiai, tai yra vėl žalios daržovės, būtent turėtume gauti daug su maistu, reiškia, kopūstų turėtumėm daug valgyti, ryžiukų, salotų, būtent ten, kur yra daug kryžmažiedžių. Būtent vėl buvo pastebėta mokslininkų, kad žmonės, kurie vartoja daug kryžmažiedžių, reiškia žalių salotų, lapinių kopūstų, būtent vėl mažėja glikemijos kiekis, reiškia cukraus kiekis normalizuojasi. Būtent kryžmažiedžiai reikalingi mūsų kasai, mūsų kepenims. Toliau tai yra būtent, kad neištiktų šlapimo takų infekciniai uždegimai, kad būtų stiprus inkstai, būtent vėl reikalingi širdies darbui, kraujagyslėm ir kryžmažiedžiai taipogi valo būtent metalus iš organizmo. Tai va būtent vėl aš mamai daviau kryžmažiedžius vartoti, būtent kartu su flavonoidais. Tai aš taip galvoju šiai dienai, kad būtent tas mamos šlapimas buvo geras vien todėl, kad kryžmažiedžiai ir flavonoidai būtent apsaugojo mamai, sakykime, pūslę būtent ir inkstus. Tai va, vitaminas C, vėl jo galim daugiausia rasti riešutuose, sėklose, būtent grūdinėse kultūrose. Na, tai ir vėl irgi labai yra stiprus antioksidantas, kad yra reikalingas kiekvienam, tiek sveikam, tiek jau tiem žmonėm, kurie turi cukrinį diabetą. Tai būtent vėl vitaminas C apsaugo mūsų širdelę,
apsaugo mūsų ląsteles nuo oksidacijos poveikio. Labai yra reikalingas apsaugoti mūsų, kad mes nesusirgtumėm, neturėtumėm insulino, neturėtumėm infarkto ir neištiktų insultas. Būtent, kad būtų tvirtos kraujagyslės, kad neatsirastų trombų kraujagyslėse. Vėl būtent hormoniniai sistemai ir ypač, kada vaikai, kurie jau yra tokiam amžiui, kada pas juos suaktyvėja tos hormonų audros, nes vėl būtent diabetu galima susirgti būtent esant tame laikotarpyje, tai būtent vėl reikalingas tai hormoniniai sistemai atstatyti. Na ir būtent vėl žmonėm, kurie turi cukrinį diabetą, tai būtent tai yra kaip alternatyva, jį reikėtų vėl pavartoti. Toliau būtent omega-3 vėl turėtumėm gauti su maistu. Omega-3 jo galima rasti tiek, sakykime, augalinės kilmės, tiek būtent gyvulinės kilmės, žuvise, valgant daug sėklų. Bet norėčiau vėl tokį pasakyti dalyką, kad omega-3 riebiosios rūgštys geriausios yra gaunamos iš riebios žuvies, tai būtent ančiuviai, tai yra tunas, tai yra lašišos, tai yra sardinės. Dažnai žmonės maišo omega-3, omega-6, būtent kur omega-6 yra gaunama iš sėklų, iš riešutų, iš sėmenų, būtent aliejaus. Bet paminėsiu tokį dalyką, jeigu omega-6 yra didesnis kiekis organizme negu omega-3, pas žmogų pastoviai yra uždegiminis procesas. Tad jeigu jau mes vartojam tų sėklų, gaunam daug tų aliejų, kuriuose omega-6 yra, tai balansas turėtų būti tokia pat lygi dalis ir omega-3. Na, omega-3 būtent vėl reikalinga būtent tiek imuniniai sistemai, tiek akių tinklainiai, tiek kraujotakai, širdies darbui pagerinti, mažinti cholesterolį. Būtent vėl buvo pastebėta mokslininkų, kad moteris, kurios vartoja omega-3, labai gražiai jos numetė netinkamą svorį. Tai vėl būtent reiškia, galima su omega-3 susitvarkyti savo svorį ir padailinti savo kūnų linijas. Taipogi buvo pastebėta, kad būtent omega-3 atstato žarnyno mikroflorą. Na, o žarnynas, kaip jau žinot, tai yra, kaip aš sakau, mūsų antros smegenys, būtent kuo stipresnė mikroflora, kuo stipresnis mūsų žarnynas, tuo stipresnė yra mūsų imuninė sistema. Toliau buvo pastebėta, kad žmonės, kurie vartoja omega-3, tai reiškia riebesias žuvis, būtent pagerėja širdies darbas, sumažėja aterosklerozės susirgimai, pagerėja cholesterolio rodikliai, reguliuoja būtent kraujo spaudimą, prevencija, kad neužsikištų kraujagyslės, skystina kraują, sumažina venų išsiplėtimą. Tai veikia prieš uždegimiškai, prieš reumatą, reumatinį artritą, prieš radikulitą, venų išsiplėtimą. Na ir būtent pagerina regėjimą. Na, o mano mama vartojo omega-3 vien todėl, kad, kaip minėjau, jinai buvo labai jautri, labai greitai sustresuodavo. Tai aš pastebėjau, kad mama pradėjo vartoti omega-3, jinai pradėjo gerai miegoti, jai nebereikėjo jokių vaistų, būtent kurie buvo skiriami miegui pagerinti. Tai būtent odos būklė atstatyti, jeigu yra pasikartojantis galvos skausmai, migreniniai skausmai, tai vėl būtent omega-3 tai yra kaip prevencija. Ir būtent gerina atmintį, nes būtent vėl žmonės, kurie turi cukrinį diabetą, vėl aš pakartosiu vėl apie savo mamą, būtent pastebėjau, kad mama labai
nežinau nuo ko, ar būtent, kad pradėjo siaurėti kraujagyslės, ar kad jinai vartoja insuliną ar kitus vaistus, kad jinai pradėjo netekti atminties. Jinai man skambindavo į dieną po kelis kartus ir klausdavo to pačio klausimo. Tai va būtent vėl omega-3 atskubėjo mamai į pagalbą. Toliau B grupės vitaminai vėl būtent labai reikalingi mūsų kasos darbui, kad būtent kasa galėtų geriau atlikti darbą, savo virškinti angliavandenius, baltymus ir riebalus. Po to B grupės vitaminai reikalingi nerviniai sistemai atstatyti. Būtent vėl reikalingi mūsų stresui valdyti, kad miegas geras būtų kokybiškas, padeda įsisavinti geležį, foliniai rūgščiai. Tai va būtent vėl užkerta kelią būtent žmonėms, kurie turi diabetą, bet susijusioms komplikacijoms, kad neįvyktų komplikacijos. Toliau būtent reikalingi širdies darbui, kraujagyslių sistemai. Tai va, tai būtent visiems reikalingi, tiek jaunam, tiek pagyvenusiam, tiek sergančiam, tiek pirmo, tiek antro tipo sergantiems žmonėms. Būtent B12 dar paminėsiu, būtent labai reikalingas atstatyti mažakraujystei, kad pagerinti atmintį ir kad būtent žmogus neturėtų tų žaizdų, nes vėl B grupės vitaminai tai yra prevencija žaizdų atsiradimui. Kalcis, magnis ir D vitaminas, jeigu tik tai trūksta D vitamino, būtent vėl žmogų gali įsivystyti cukrinis diabetas. Ir vėl buvo pastebėta mokslininkų, kada buvo atlikti klinikiniai tyrimai, kad žmonėm, kurie turėjo pirmo tipo cukrinį diabetą, labai trūko D vitamino. Tai vat būtent vėl, jeigu mes norim atitolinti diabetą, tiek sveiki, tiek sergantis žmonės turėtų gauti maistinių medžiagų, kuriuose yra daug D vitamino. Na, o jo yra būtent žuvise, būtent maistinėse medžiagose. Toliau, jeigu kalbant vėl apie mamą, tai ir šiai dienai mama visada man paskambina ir kai aš važiuoju iš Palangos pas mamą į Mažeikius, jinai visada prašo, atvežk man tų baltų piliulių, būtent kurios man gerina nuotaiką, gerina atmintį ir būtent aš geriau pradėjau matyti per langą, net ir numerius net matau mašinos. Tai va būtent ir sako, labai gerai miegu. Matomai kalcis ir magnis mamai tiesiog nuima, kaip aš sakau, spazmus ir leidžia normaliai miegoti. Tai va ir buvo vėl pastebėta, kad žmonės, kurie gauna D vitamino, jie iš tikrųjų yra visai kitokios nuotaikos, jie neturi didelio streso. Tai va būtent vartokim visi, tai būtent tiek kalcis, tiek magnis, tiek D vitaminas, jie turi būti kartu, kad būtų sinergija, nes jie tada bus geriau įsisavinami į mūsų organizmą. Na va, būtent aš čia kalbėjau, kad mamai daviau kažkokius flavonoidus, daviau kryžmažiedžius, daviau baltas piliulės, kalcį, magnį, D vitaminą, daviau omega-3 maistinės medžiagas. Tai būtent kodėl aš vežiau mamai drąsiai tas maistinės medžiagas. Todėl, kad būtent aš labai pasitikėjau Neolife kompanija ir tikiu ir dabar, todėl, kad Neolife kompanijos produktai padėjo susitvarkyti mano tado sveikatai. Šiai dienai vaikas 11, nu jau ne vaikas, vyras, kuriam 27 metai, 11 metų nevartoja jokių antibiotikų, dirba futbolo treneriu, tiesiog gyvena pilnavertišką gyvenimą. Aš pasitikėjau Neolife kompanijos produktais, todėl kad
prie šito produktų dirba mokslininkai. Tai būtent yra mokslo patarėjų taryba, kurią subūrė Artūras Forstas. Šitie mokslininkai ant kiekvieno produkto deda SED ženklą, tai yra kokybės ir veiksmingumo ženklas. Man tai yra labai svarbu, kad šitie produktai yra kokybiški ir veiksmingi, kad jie niekam nepakenks. Toliau man patiko Neolife kompanijos filosofija sukurta gamtos ir pagrįsta mokslu. Reiškia, kaip gamta sukūrė maistinės medžiagas, Neolife kompanijos mokslininkai sugebėjo paimti pigmentus ir sudėti į kapsulės. Tai vėl būtent, kad Neolife kompanijos produktai ir kompanija yra išsiplėtusi daugiau kaip 50 pasaulio šalių, kad maisto papildai yra gaminami pagal kontingentus. Aš esu užtikrinta, aš esu saugi, aš drąsiai daviau savo sūnui šitas maistinės medžiagas. Aš šitas maistinės medžiagas daviau savo mamai ir dar norėčiau pasakyti, kad šitų maistinių medžiagų pagalba į gyvenimą atėjo 23 naujagimiai, būtent kada moteris negalėjo susilaukti vaikučių 3, 4 ir 5 metus, būtent pavartojusios maistinės medžiagas, jos susilaukė naujagimių. Ir būtent tikrai žemai lenkiu galvą ir sakau Neolife kompanijos mokslininkam už puikius produktus, todėl kad jie būtent jau prieš 60 metų suprato, kad žmonėms reikia maistinių medžiagų, kad maistinių medžiagų nebėra jau tiek maiste, kad būtent kiekvienas žmogus tiek sveikas, tiek sergantis turi gauti gerų lipidų ir sterolių, tai čia yra gerųjų riebalų, būtent kurie yra atsakingi už ląstelės darbą, už ląstelės membranas. Būtent šitame maisto papilde yra mineralai, kurie būtent reikalingi mūsų virškinimo sistemai, sintezei, baltymų naudojimui, angliavandenių pavertimui į energiją. Būtent sudėtyje yra B grupės visa šeima, niacinas, patoteninė rūgštis, folinė rūgštis, vitaminai A, C, D, E, cinkas, varis, selenas, manganas, apie kuriuos būtent vėl kalbėjau, kad jie yra labai gyvybiškai svarbus kiekvienam ir tiems, kad jie jau turi 1 tipo ar 2 tipo diabetą. Toliau Formula 4 produktas yra tikrai lygiai beveik toks pat, tik tiek, kad būtent mokslininkai čia dar įdėjo geležį, o geležis būtent vėl reikalinga visiems, tiek paaugliams, tiek nėštukiams, tiek moterims, kurios nėštumo metu, kaip ir minėjau, kuriom padidėja cukraus kiekis organizme, nes būtent vėl čia yra B grupės vitaminai, būtent yra antioksidantai ir būtent yra geležis, kuri irgi reikalinga kiekvienam. Šitą produktą gali vartoti ir paaugliai, kad jiem prasideda tos hormoninės audros ir būtent, kad galėtų suvaldyti stresą, kad galėtų suvaldyti cukrinį diabetą, kuris neteitų į vaikų gyvenimą. Būtent vėl mokslininkai sukūrė puikų produktą, tai yra Acidofilus plus, tai yra gerosios bakterijos, kurios yra labai reikalingos mūsų žarnynui, mūsų mikrobiotai. Dabar jau net mokslininkai pasaulio kalba, kad gerosios bakterijos reiškia mikrobiota yra ne tik tai žarnyne, bet yra virškinimo sistemai ir net ant mūsų odos. Kuom ypatingas šitas produktas, ypatingas tuom, kad būtent yra GelGard apsauga, kad būtent garantuoja bakterijų patekimą į žarnyną ir apsaugo jas nuo būtent skrandžio rūgšties. Tai vėl yra platus spektras, tai yra 5 rūšių laktobakterijos. Šitą produktą vartojam visa šeima ir iš tikrųjų pastebėjom, kad nebeliko problemos su skrandžiu ir tai yra puikus produktas, kuris stiprina imuninę sistemą ir visų maistinių medžiagų įsisavinimą.
Toliau New Life Shake baltyminiai kokteiliai, vėl būtent kuom jie tokie yra ypatingi, man tai yra svarbu, kad tai yra kliniškai įrodyti, kad jie būtent stabilizuoja gliukozės lygį kraujyje, kad suteikia ilgalaikės energijos, mažina alkio jausmą. Kadangi aš turiu dar vieną sūnų ir jis yra profesionalus futbolistas ir jam prieš varžybas jis tiesiog negali valgyti kažkokio tai maisto, kuris apsunkins, kuris turės, sakykime, mūsų organizmas turės atiduoti daug energijos, kol jį virškins. Tai jis būtent geria šitą kokteilį prieš varžybas. Jis gauna visas 22 amino rūgštis, jis gauna mikroelementus ir vitaminus ir būtent jis gauna skaidulas, kad nebūtų alkio jausmo. Na, o jeigu moteris ar vyrai nori atsikratyti būtent riebalo, nori atsikratyti svorio, galima jį lygiai taip pat vartoti vietoj vieno maitinimo. Na, o jeigu nori turėti stiprus raumenis, tai vėl gali būtent vartoti po sporto. Kodėl čia būtent pavadinimas yra baltyminiai kokteiliai, tai vėl norėčiau pasakyti, kad New Life kompanija tai pirmieji pasaulyje suskaldė baltymą į amino rūgštis. Tai vėl jie padarė labai gerą darbą. Toliau vėl būtent yra paremta ląstelių mitybos mokslų, GR Control technologija. Na, ką jinai reiškia, kad reiškia išsilaiko nepakitęs cukraus kiekis kraujyje, tai yra labai svarbu. Reiškia, šitą produktą gali vartoti tiek sergant cukriniu diabetu, tiek sveiki žmonės, tie, kurie nori numesti svorį ir tie, kurie nori net ir prisiauginti savo raumenyną. Tai va, būtent šitie kokteiliai yra saugus, gali vartoti kiekvienas. Būtent vėl vitaminas E, kuo jis yra ypatingas? Na, ypatingas yra tuom, kad tai yra šalto spaudimo kviečių gemalų aliejus, kad būtent vėl sudėtyje yra 8 grupės vitamino E, tai yra 4 tokoferoliai ir 4 tokotrenoliai. Tai vėl kaip yra gamtoje. Šitas produktas yra natūralus, jį gali vartoti vėl kiekvienas, tiek sveikas, tiek nėštumo metu. Tiesiog tai yra prevencija hormoniniai sistemai ir būtent prevencija, kad neužkluptų ta liga, apie kurią šį vakarą kalbėjau, tai būtent cukrinis diabetas. Toliau vitaminas C, pas mus yra vitamino C, yra 2 rūšių, tai yra alium C, tai yra vaikams sukurtas maisto papildas, būtent jo sudėtyje yra 50 mg C vitamino, na, o kitas tai yra prolonguotas, tai yra ilgo poveikio C vitaminas, kuriame yra 200 mg C vitamino, jį galima vartoti ryte, reiškia 8 valandas žmogus turės apsaugą imuniniai sistemai ir jeigu gersim vakare 8 valandas kitam laikotarpiui. Būtent šitie produktai yra pagaminti iš malpigijų vaisių ir iš erškėtrožių ir citrusininių vaisių bioflavonoidų. Tai vėl yra puikus produktas, tinkantis kiekvienam ir suaugusiam, ir vaikui, ir sveikam, ir turint būtent cukrinį diabetą. Botanical Balance produktas, šitas produktas į Lietuvą atėjo visai nesenai. Dar mano mama, kai jinai 18 metais gulėsi į ligoninę, šito produkto nebuvo, bet iš tikrųjų tai yra vėl, kaip aš sakau, unikalus produktas su savo tokia pilna formulė, nes būtent vėl yra alfa liporūgštis, kuri būtent reikalinga vėl žmonėms sergantiems cukriniu diabetu. Būtent vėl įeina cinamonas, kurkuminas, ciberžolė, įeina chromas, būtent reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Vėl teko pakalbėti su kai kuriom savo moteriam, draugiam, kolegiam, būtent pastebėjo, kad pradėjus vartoti Botanical Balance,
labai gražiai pradėjo tirpti vidinis riebalas. Sako, tiesiog vartojam Botanical, turim daug energijos, tiesiog gerai jaučiamės, nuotaika puikiai atrodo, sako, kad ir ruduo, bet nejaučiam jokios rudeninės depresijos. Ir būtent, sako, pastebėjom, kad tikrai nebeturim tokio didelio svorio pertekliaus. Na, o kai pakalbi su žmonėm, kurie turi būtent cukrinį diabetą, tai yra antro tipo diabetą, ir žmonės, kurie dar nesileidžia insulino, tik vartoja būtent tabletes, tai tikrai turim tokių gyvų istorijų, kad vyras, kuris daugelį metų turi antro tipo diabetą ir kada pradėjo vartoti šitą prieskonį, kaip jis sakė, jis piliulių šiai dienai nebevartoja, o gliukozės kiekis yra normalus kraujyje. Tai va, tai vėl būtent unikalus yra produktas. Karotenoid kompleks vėl būtent pagamintas iš morkų, špinatų, raudonųjų paprikų, braškių, abrikosų ir persikų, tą, ką mes galim gauti kiekvieną dieną su maistu. Ir buvo būtent vėl atlikti klinikiniai tyrimai, kad būtent žmonės, kurie vartojo po 3 kapsulės karotenoid kompleksų per 20 dienų, imuninė sistema sustiprėjo 37%. Tai vėl tai yra prevencija, vartokim karotenoidus, apsaugosim savo ląsteles, turėsim sveikas akytes, tai būtent vėl stiprinsim imuninę sistemą, būtent kuo jis yra toks veiksmingas, suveiksmingas tuom, kad tai yra 15 karotenoidų šeima, ne vienas karotenoidas ir ne 2, tai yra 15 karotenoidų šeima. Tai vėl aš kaip sakau, produktas, tikrai, kurio nuėję į vaistinę mes nenusipirksime. Tai va, flavonoid kompleksas, tai vėl būtent pagamintas iš spanguolių, žalių kopūstų, žalios arbatos, šeivamedžių uogų, aviečių, burokėlių, mėlynių, raudonųjų, žaliųjų vynuogių, apelsinų, citrinų, greipfruktų. Vėl būtent kalbėjau, kad būtent žmonėm šitą produktą reikėtų vartoti kaip prevencijai, kad atitolinti cukrinį diabetą, kad stiprinti akių tinklainę, kad būtent būtų mūsų stiprus kapiliarai. Būtent vėl mūsų namuose tai yra kaip prevencija, kad apsisaugot nuo peršalimų ligų. Ir būtent čia yra mėlynės, jos vėl būtent reikalingos žmonėm, kurie turi cukrinį diabetą, būtent mėlynės vėl reikalingos, kad būtų cukraus kiekis normalus kraujyje. Kryžmažiedžiai, tai vėl Cruciferus plus, tai vėl būtent produktą, apie kurį minėjau, kur būtent irgi su flavonoidais daviau savo mamai. Būtent šitas produktas pagamintas iš brokolinių ir kopūstinių, lapinių daržovių, juodųjų, raudonųjų garstyčių ir rėžiukų. Tai va, būtent vėl unikalus produktas, ir jeigu kalbėti apie bendrą mitybą, mes iš tikrųjų tiek nesuvalgom daržovių, kurių turėtumėm gauti su maistu. Kaip aš sakau, mes nesam gyvuliukai, nesam triušiukai ir 6-7 porcijų mes per dieną esam nepajėgūs suvalgyti. Na, o jeigu kiekvieną dieną gautumėm iš žalių daržovių vitamino U ir K, mūsų imuninė sistema būtų stipri, pas moteris estrogenų kiekis būtų geras, vyrai neturėtų prostatos onkologijos, ir būtent vėl kryžmažiedžiai, tai yra prevencija mūsų širdies darbui. Kalcis, magnis plus D vitaminas, vėl būtent produktas, kurį labai mano mama mėgsta, būtent jinai gali gerai miegoti, jai susitvarkė regėjimas. Tai vėl būtent, kad šitas produktas yra, vėl sudėtyje yra kalcis, magnis ir D vitaminas, kaip ir minėjau, vienas kitą papildo. Tai va, o kalcio karbonato šaltinis yra kalkakmenis, švarus kalcio karbonatas, sveikas ir lengvai tirpstantis organizme,
Na, o magnis yra pagamintas iš hidroksido, iš jūros ir sūrių ežerų vandens. Tai va, vėl būtent yra sudėtas dozės optimalios, kurių reikia kiekvienam šiai dienai pavartoti. Omega 3, salmonoj plus gerosios riebiosios rūgštys, vėl, kaip minėjau, omega 3 yra labai reikalinga kiekvienam, tiek sveikam, tiek besilaukiančio moterim, net, kaip sakyčiau, ir tom moterim, kurios jau norėtų susilaukti ir žada jau lauktis, reikėtų valgyti daug tų gerųjų riebalų, tai būtent riebiųjų rūgščių, bet jeigu mes negaunam iš žuvies jų, tai mes galim pavartoti šitą produktą. Būtent yra visos 8 omega riebalų rūgštys. Vėl būtent šitas produktas yra pagamintas iš lašišų, tūnų, saradinių ir ančiuvių. Būtent išgaunama šalto spaudimo būdu. Išgaunamas naudojant molekulinę diferenciją. Būtent tai yra vėl šiuolaikiška technologija, būtent, nežinau, tikrai nesu girdėjusi, kad bent kuri kompanija būtent taip išgautų riebiąsias rūgštis. Vėl būtent ir kol omega atkeliaujant vartotojo stalo yra atliekama apie 200 būtent testų nuo teršalų. Ir kas dar svarbu, kad nėra paslėpto vitamino ir D. Tai va, vėl būtent tai yra prevencija, tai yra produktas, kuris reikalingas kiekvienam, tiek mažam, tiek užsimezgusiam mamos įsčiose, na ir iki gilios senatvės, kaip prevencijai. Betaguard produktas, tai vėl, kaip aš sakau, man tai jis yra unikalus, todėl, kad šito produkto autorius yra žymus toksikologas, vėžio tyrinėtojas, SEB steigėjas Artūras Fiorstas, kuris būtent 8 metus dirbo, plušėjo prie šito produkto, būtent ieškojo formulių, kad būtent įeitų alfa, beta karotinai, vitaminas E, cinkas, vitaminas C, varis, chromas, vitaminai B grupės, B2, B3, B6, jodas ir magnis. Tai būtent šitas produktas yra vėl, kaip aš sakau, produktas, kuris apsaugo mus nuo išorinių faktorių, nuo išmetamųjų dujų. Tai būtent nuo švino, būtent nuo toksinų, kurie susikaupia mūsų organizmuose. Tai yra be galo unikalus produktas ir aš nežinau, kiek aš domėjausi, gal kažkur galėčiau tokį produktą panašų įsigyti, kad būtų tokios sudėtinės medžiagos, nu iš tikrųjų, žinau, kad dar tikrai niekur neradau ir mano kolegė dabar šiai dienai yra Neolife konsultantė, dirbanti vaistiniai, tai kai paprašiau, sakau, gal tu kažką panašaus rastum, jinai sako, tikrai tokio produkto nėra su tokiom sudėtiniam dalim. Tai vėl yra prevencija onkologiniam ligom ir būtent vėl reikalingas produktas žmonėm, kurie jau turi cukrinį diabetą, kad galėtų užkirsti kelią kitom lėtiniam ligom. Tai va, sveikata yra ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko. Na, o dabar norėčiau pakviesti savo istoriją pasidalinti. Puikią moterį, 2 vaikų mamą, Dovilę. Prašau, Dovilę. Ar matausi, ar girdžiuosi? Taip, matausi ir girdžiuosi. Tai mano patirtis ir pirmas susidūrimas su konkrečiai 1 tipo cukriniu diabetu, nes ir pasidalinimas bus apie 1 tipo cukrinį diabetą, tai įvyko taip ganėtinai neseniai, tai beveik prieš metus, kai praėjusių metų gruodžio mėnesį lyg iš dangaus nukrito žinia, kad mūsų 4,5 tuomet sūnus susirgo 1 tipo cukriniu diabetu. Tai mes iš poliklinikos po tyrimo išvažiavom su 20, buvo virš 20
milimolių cukraus kiekio kraujyje, o į ligoninę atvažiavom jau buvo šiek tiek daugiau negu 30, tai čia priklausomai nuo organizmo, bet yra keli žingsniai iki komos būklės. Tai kadangi tema vis dar man tokia jautri yra, tai tikiuosi pavyks pasidalinti ir perteikti tai, kuo mes pastaruosius tos metus gyvenom. Tai pirmo tipo cukrinis diabetas yra deja neišgydoma lėtinė liga. Didžioji dalis sergančiųjų pirmo tipo cukriniu diabetu turi autoimuninės kilmės pirmo tipo cukrinį diabetą. Tai reiškia, kad organizmo imuninės ląstelės dėl tam tikros priežasties, kurios nei vienas gydytojas pacientui negali įvardinti, tai tos organizmo imuninės ląstelės pradeda pulti savas ląsteles ir naikinti kasos ląsteles. Tai tas procesas mūsų sūnaus organizme buvo prasidėjęs ir tada, kai atsigulėm į ligoninę, tada buvo atlikta labai daug tyrimų ir vienas iš tų tyrimų buvo kasos likutinės vertės tyrimas. Ir tuomet mums pasakė, kad yra likusi pusė nuo mažiausios vertės tos, aš čia dabar tais skaičiais tiksliai nesidalinsiu, nes nežinau, kiek suprantančių. Ir 3 mėnesių jo cukraus kiekio kraujyje rodiklis buvo daugiau negu 12%. Tai reiškia, kad 3 mėnesius sūnaus cukraus kiekis kraujyje buvo vidutiniškai 17 milimolių vidutiniškai 17 milimolių per dieną. Tai gavom tos tokius tyrimus. Pasakė, kad priežastis yra neaiški, kad diabetas yra neišgydomas, bet kadangi pasakė, kad tos kasos yra šiek tiek likę, tai mes norėjom padaryti kiek įmanoma daugiau, kad galėtume kiek įmanoma ilgiau išsaugot, kad ir tą labai labai mažą dalelytę kasos, kurią jisai pasakė, kad vis dar turi. Ir aišku, kadangi susirgo tai pakankamai anksti, tik tai 4 metų, tai norėjom išvengti komplikacijų, nes jeigu žiūrint ilgą gyvenimą, tai 60 metų neprižiūrimas cukrinis diabetas gali labai didelių komplikacijų atnešti. Tai pirmas, ką mes supratom su šeima, kad tam, kad galėtume kontroliuoti tą pirmo tipo cukrinį diabetą, tai yra labai svarbios žinios, kaip tai padaryti. Ir nuo tada pradėjom kaupti daug informacijos, gavom gerą mokymą. Ir tada antras dalykas, tai supratom, kad išmaniosios technologijos šiuolaikinės gali pasitarnauti tam, kad ta cukrinio diabeto kontrolė būtų mums lengvesnė. Tai mes po mėnesio neįsigijom, bet sutvarkėm visus dokumentus, kad jisai gautų kompensuojamą insulino pompą, kuri tuo pačiu ir matuotų gliukozės kiekį kraujyje kas 5 minutes ir siūstų duomenis į pompą ir kad nereikėtų badyti pirštų jam, kaip tokiam mažam vaikui. Ir trečias, bet nemažiau svarbus dalykas, tai mes pratom, kad ką mes galim padaryti, kad mes galim mitybą įtakoti, tai kad ta jo kasa kažkiek išliktų ir kiek įmanoma ilgiau. Ir tada pradėjom domėtis, tokia yra low carb mityba, mažai angliavandenių turinti mityba. Tai nebuvo drastiško labai perėjimo, kad vartojam dabar kuo mažiau angliavandenių ir automatiškai reikės kuo mažiau insulino. Tai dabar yra taip, kad aišku, to angliavandenių vartoja, aišku, insulino vartoja, nes pirmo tipo cukrinis diabetas be insulino vartojimo yra neįmanomas, nebent tai būtų genetinis susirgimas, genetinio tipo liga, tai tuomet labai mažas procentas žmonių gali šitą ligos kontrolę valdyti tabletėmis, bet ne insulinu. Tai va.
Ir tada prie tos mitybos mes supratom, kad vis tik mūsų sūnui nors atrodo ir pakankamai stengiamės gerai maitintis ir tą maistą žiūrėti, supratom, kad kažkodėl vis tik trūksta, nors ir nežinom tos ligos priežasties. Tai va, kadangi su Neolife jau buvom iki tol pažįstami, vartojom kai kurios produktus, tai tada tik tai kilo poreikis konsultuotis su tais, kurie susidūrė su tuo labiau. Tai dar būnant ligoninėje mes konsultavome su vaistininkė Eglė Žemkauskienė, kuri patarė, ką geriau vartoti. Ir mes vartojam tam tikrus, ne visus, iš karto Neolife produktus, dažniausiai pakaitomis. Tai pirmas tai buvo, ką pradėjo vartoti sūnus, tai gerosios bakterijos. Todėl, kad dar ligoninėje jis gavo antibiotikų, realiai tik antrą kartą savo gyvenime. Ir dėl to, kad buvo pasigavęs dar kitą infekciją, tai ligoninėje jau pradėjom vartoti gerasias bakterijas ir buvo nukritęs vitamino D lygis labai labai žemas. Tai yra netgi tam tikrų tokių spėjimų, kad žemas vitamino D kiekis gali daryti kažkokią tai įtaką diabeto atsiradimui. Bet tai nėra labai patvirtinta. Tai va, ir tada vartojam vitamino D kiekį didesnį pagal gydytojo rekomendacijas ir kalcį magnį. Ir po 3 mėnesių, tai nuo tų 13% glikozilinto hemoglobino, kuris parodo 3 mėnesių vidurkį, nuo tų 13% nukrito iki 5,2%. Ir tai yra iš esmės sveiko žmogaus rodikliai nuo 5 iki 7, nuo 5 iki 6,5 dabar, jeigu nepameluosiu, bet diabetikams, jeigu tas procentas yra iki 7, tai jau laikoma, kad ta diabeto kontrolė yra tada gera. Ir tie 5,2% tai yra maždaug 5,8 milimolio kraujyje vidurkis. Tai va. O dar yra irgi tokie skaičiai, kurie diabetikams svarbus, tai išbuvimas tose normos ribose diabetikams jis yra nuo 4 iki 10, tai paskutinių 3 mėnesių sūnaus tas išbuvimas normos ribose nuo 4 iki 10 milimolių, tai pažiūrėjau, kaip tik šiandien, tai turim 96%, tai bent jau mūsų gydytojai sako, kad yra labai geras rezultatas. Ir nuo 4 iki 7,8, tai čia yra visiškai sveiko žmogaus tos normos, tai šitose normose jisai išbūna 80%. Tai tokie rodikliai, aišku, ir mityba, ir stengiamės, kad ir streso nebūtų, ir daug yra faktorių, ir tai, kad jo kasa vis dar veikia, kad vis dar yra ta ligos remisija vadinamoji, ir gydytojai tai patvirtina, tai kad ta kasa vis dar veikia, šiek tiek padeda lengviau kontroliuoti diabetą, ir dėl to yra šiek tiek paprasčiau. Ir jo suvartojimo insulino kiekis, aišku, yra individualus, bet siekia nuo 3,5 iki 5 veikimo vienetų per parą. Tai bent jau ką sako mūsų gydytojai, tai kad tai yra labai pakankamai maži skaičiai. Tai dėl to turim ko džiaugtis. Tai dar jeigu iš to, ką sūnus vartoja, tai minėjau, kad vitaminą D atskirai, tada kalcį magnį, gerasias bakterijas, flavonoidus ir vitaminą C. Tik dar dėl vitamino C šiek tiek ribojam, nes svarbu paminėti, kad tiem žmonėm, tiem diabetikam, kurie naudoja sensorius, tai reiškia prietaisus, kurie nuolat matuoja gliukozės kiekį kraujyje, tai per didelis vitamino C kiekis gali įtakoti to sensoriaus netikslius rodmenis. Tai reiškia, rodo šiek tiek aukščiau negu yra realybėj. Tai va, tada vartoju omega dar, beta-gardą
karotenoidą pakaitom ir jeigu susirga, tai česnaką garlic dar, nepamenu, ar sakė ar nesakė. Ir labai mėgsta irgi flavonoidai, tai 3 sultys. Tai ne visada vartoja, bet ir tada, kada vartoja, tai išgeria ryte. Ir šiek tiek galbūt ir padeda išbūti tose normos ribose nuo 4 iki 10 milimolių. Tai va, tai tokia ta mūsų patirtis, taip gyvenam šitos pastaruosius metus. Su šita atrodo sunkia diagnoze, bet stengiamės padaryti, ką galima geriau, kad sūnus kiek įmanoma ilgiau turėtų tą bent jau dalį likusios sveikos kasos ir neturėtų komplikacijų ir kuo ilgiau išbūtų tose normos ribose. Daug skaičiukų, bet prasminga. Tai toks mano pasidalinimas būtų. Ačiū labai merginos, ačiū tau Vilma už išsame labai paskaitą ir ypatingai dėkojam tau, Dovilė, už tokią išties jautrią patirtį ir taip išsamei viską išpasakoja. Aš manau, tikrai šios paskaitos metu šį kartą kaip niekada virė įvairiausios diskusijos mūsų pokalbių susirašinėjimų erdvėje ir kalbėjo apie 1-2 tipo diabetą. Tai išties, jeigu Vilma kalbėjo didžiąją dalį savo paskaitos apie 2 tipo diabetą, tai buvo labai smagu išgirsti ir Vilmos pavyzdys buvo susijęs su 2 tipo diabetu, tai iš tavęs, Dovilė, buvo labai įdomu išgirsti apie 1 tipo diabetą ir konkrečiai kaip jūs tvarkotės, kaip jūs padedate savo sūnui. Taigi, mielieji, šiandien labai užsitęsė mūsų renginys, bet matau, žiūrovų tikrai laikosi nemažas kiekis iki pat pabaigos. Taigi, svečiai mielieji, jeigu jums vis dar kyla klausimų, jeigu jūs norite daugiau sužinoti, kaip galite savo padėti ar savo artimiesiems Neolife maistinių medžiagų pagalba, norit sužinoti daugiau apie jų sudėtis, norit sužinoti daugiau, kokią naudą galite gauti iš šitų produktų, būtinai kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs pakvietė į šio vakaro renginį ir jis tikrai pasistengs jums atsakyti į jums rūpimus klausimus. Na, o mes norime palinkėti jums visokeriopos sveikatos. Būkite sveiki visapusiškai. Ir protiškai, ir sieliškai, ir savo kūnu, ir iš tiesų rūpinkite savo sveikata ir Neolife yra čia tam, kad padėtų jums pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais. Na, o aš noriu palinkėti jums gražios likusios savaitės ir iki kitų malonių susitikimų. Sudie.